26 diena. Sėkmės banga. Deklaravimas. Kartais jūs apima įkvėpimo ir pakilumo būsena, bet vėliau vėl įsiurbia kasdienybė. Kaip išsaugoti šventės būseną? Pirmiausia, reikia ją atminti. Reikia kūrenti savyje šventės ugnelę, puoselėti šį jausmą, stebėti, kaip į gerąją pusę keičiasi gyvenimas, stvertis kiekvieno džiaugsmo šiaudelio, visur ieškoti gerų ženklų. Kiekvieną minutę reikia atminti, kad jūs užsiimate transurfingu, sąmoningai siekiate įgyvendinti savo svajonę, vadinasi, valdote savo likimą. Vien jau tai suteikia ramybės, pasitikėjimo savo jėgomis ir džiaugsmo, tad šventė visada su jumis. Kai šventės jausmas taps įpročiu, tada jūs nuolat būsite ant sėkmės bangos keteros. Aiškinimas. Džiaukitės viskuo, ką turite šią akimirką. Tai ne tuščias raginimas būti laimingu. Kartais aplinkybės klostosi taip, kad būti patenkintų labai sunku, bet praktiniu požiūriu reikšti nepasitenkinimą visai nenaudinga. Neįsileiskite blogų naujienų į savo širdį, taigi ir į savo gyvenimą. Užsidarykite blogoms ir atsiverkite geroms naujienoms. Mažiausius teigiamus pokyčius reikia pastebėti ir rūpestingai puoselėti. Kai jūsų santykiai su savimi ir aplinkiniu pasauliu yra geri, aplink jūs susidaro harmoningų svyravimų sritis, kur viskas klostosi sėkmingai. Teigiamas nusiteikimas visada atveria kelią į sėkmę ir kūrybą.